mirties tikrovė ir tik vaizdiniai. Paantraštė. Norėjau parašyti tikrovė ir iliuzija, bet mano redaktorius sako, ne, iliuzija čia toks žodis, o tikrovė ir tik vaizdiniai. Nu, tai panašiai tas pats. Apie sąmonės spektrą, apie atskirumo iliuziją, apie gyvenimo teatrą ir apie gyvenimo baigtį. Tai šios dienos paskaita, tai tam tikra prasme yra tarsi ir tos naujos knygos pristatymas. Kaip mirtis tapo pražuva. O kas nemato mirties, galima pasakyti trumpai vienu žodžiu. Tas, kas sugeba būti superpozicijoje. Nu, čia yra atskiras skyrius apie superpoziciją. Superpozicija, kaip žinote, yra iš kvantinės fizikos sąvoka. Kvantiniai kompiuteriai dirba superpozicijoje. Jie yra ir įjungti, ir išjungti. Jie reiškia ir nulį, ir vienetuką, ir įjungti, ir išjungti. Tai taip ir žmogus yra ir gyvas, ir miręs, jeigu jis yra superpozicijoje. Vienoje plotmėje gyvas, kitoje plotmėje miręs. Ir tai žmogus tampa amžinas. Tai mes šiandien kalbėsime apie tai, kaip mirtis tapo pražuva. Mirtis, aišku, ji buvo visą laiką tik tai keičiantis mūsų sąmonėje, suvokimui. Ta pati reiškinį staiga pradėjome vadinti kitaip. Tai yra kalbos galimybės, būtent tai yra kalbos galimybės. Ir čia aš galiu priminti, čia neseniai, turbūt prieš kokius 8 metus buvo išleista knyga, kaip gėjai tapo norma. Tai apie tą patį, iš esmės apie tą patį, kaip gėjai tapo norma, arba kaip mirtis tapo pražuva. Tai yra pakeistas pavadinimas ir žmonės tą patį reiškinį suvokia kitaip. Visas tas gyvenimas, visas tas pakeitimas, viskas vyksta mūsų protuose, būtent mūsų smegenyse. Kas numiršta prieš mirtį, sulaukęs mirties nebemiršta. Tai yra senas teiginys atėjęs iš viduramžių, šiuolaikinių žmonių yra beveik pamirštas, bet jis yra iš tikrųjų tas, kuris mums pasako daugiau apie gyvenimą negu kažkokia tai stora knyga. Kas numiršta prieš mirtį, tas atėjus mirčiai nebemiršta. Paradoksalu ir keista, bet tai yra toks visiškai kitoks suvokimas, negu mes jį įgyjame šiuolaikinėje mūsų švietimo sistemoje. Dūduoja angelai ant mano mirties kapo, palaidota seniai, mirtis man jau tapo. Šiuolaikinis žmogus rašo. Dūduoja angelai ant mano mirties kapo, palaidota mirtis, palaidota seniai, mirtis man jau tapo. Mes apie mirtį nedrįstame mąstyti. Ir šiuolaikiniam žmogui mintis apie mirtį tai tarsi skardiniai po kojom, kuriais eidamas į priekį vis paspiria tolyn. Ir vėl prieina tą pačią skardinę, ir vėl spiria tolyn. Ir vėl prieina, ir vėl spiria, kol galų prieina pabaiga. Ir va taip ir lieka tas klausimas netyrinėtas, nustumtas į šalį. Tai aš apie tai daug kalbu, daug surinkau į medžiagos ir šiuolaikinius, ir anų amžių, ir man jau ta mirtis iš tiesų palaidota tapo, kai tu tą mirtį priimi. Nes mirtis iš tiesų yra neatimama gyvenimo dalis. Nėra mirties, nėra ir gyvenimo. Toks keistas dalykas, nėra mirties, nėra ir gyvenimo, nėra judesio. Tu net nebežinosi, kad gyveni. Ir gyvenimas prasmingas yra tik todėl, kad yra mirtis. Apie tai yra parašytos knygos, apie tai yra pastatyti filmai, kokios baisios bėdos, katastrofos, problemos iškyla, kai žmonės nebemiršta. Keistas dalykas.
Mums reikia išgydyti suvokimą apie mirtį. Reikia suprasti, kaip mirtis atsirado ir kaip laikui bėgant keitėsi požiūris į mirtį ir santykį su ją. Vat kaip iš pradžių, kai kalbėsime apie tai, kaip mirtis atsirado, ir paskui kaip keitėsi santykiai ir požiūris į santykiai, žmogaus santykiai su mirtimi ir požiūris į ją. Prancūzų kultūros istorikas Filipas Ariesas vakarų Europos žmogaus santykį su mirtimi aprašė savo didelėje studijoje, kuri pavadinta Žmogus mirties akivaizdoje. Jo tyrimas apima daugiau kaip 1000 metų ir viduramžių žmogaus santykis su mirtimi Arė pavadino prijaukinta mirtis. Prijaukinta mirtis. Ir mirtis buvo nieko neišsiskiriantis įvykis, bendruomeninis įvykis. Asmeniškai tos mirties praktiškai beveik nepergyvenu. Tačiau maždaug nuo 12 amžiaus santykis su mirtim ėmė keistis, pamažu. Ir naują santykį žmogaus, viduramžių žmogaus su mirtimi šitas tyrinėtojas pagal medžiagą, pagal duomenis, pavadino mano mirtis. Mano mirtis. Jau žmogus mirtį pradėjo priimti asmeniškai. Dar toliau, nuo 18 amžiaus mirtis įgijo naują prasmę. Jos pradėta bijoti. Pradėta bijoti maždaug nuo 18 amžiaus. Ir tą naują santykį tyrinėtojas Arė pavadino tavo mirtis. Buvo prijaukinta mirtis, buvo mano mirtis, o dabar tavo mirtis. Aš žiūriu, kad tu mirsi, o aš gal ne. Va jau mirties pradėta bijoti. Ir nuo 20 amžiaus pradžios vakarų Europoje, o pas mus Lietuvoj nuo 20 amžiaus vidurio mirtį buvo norima pašalinti, paslėpti, tarsi uždrausti, kad jos niekas nematytų. Ir va šitą santykį su mirtimi tyrinėtojas pavadino uždrausta mirtis. Netgi išvirkščia, netgi būtent išvirkščiai. Bet kur tie visi pasikeitimai vyko? Per ilgus amžius, tai yra per maždaug 1000 metų, jie vyko ne kažkur išorėje, bet vyko žmogaus prote, žmogaus būtent galvoje. Va jau 20 amžiaus pabaigoje pasirodė sugrįžtančios mirties ženklai. 1969 metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo išleista Elžbietos Kubler-Ross knyga apie mirtį ir mirimą, milijoniniu tiražu. Išleista šita knyga ir lietuvių kalboje, ją išleido Katalikų pasaulio leidiniai, bet pas mus kažkodėl ji nebuvo tokia populiari. Atsirado hospisai, tai yra tokios įstaigos, kur žmogus nebegydomas, bet ruošiamas mirti. Atsirado. Tačiau mirtis netapo prijaukinta, kaip kad buvo viduramžiuose. Ir vis naujas galimybės žadanti medicina, o dabar ir dirbtinis intelektas neleidžia mums susidraugauti su mirtimi. Žada mus išgelbėti nuo mirties, o su ja reikia susidraugauti, kaip su draugu. O mes žiūrime kaip į priešą ir nuo to priešo norime apsisaugoti. Nuo jos neišeina apsisaugoti, nes mirtis yra sudėtinė gyvenimo dalis, be jos nėra gyvenimo. Tai aš čia labai trumpai pasakoju žmogaus santykio su mirtimi pasikeitimus maždaug per 1000 metų. O žmonijos amžius, žmonijos istorija, ne vienas amžius, ir ne 10 000 amžių. Taigi vėl klausiu, kur tie santykio su mirtimi pasikeitimai vyko? Taigi, atsakymą sufleruoja jau minėti šitie mano filosofų ar jie pavadinimai. Prijaukinta mirtis, mano mirtis, tavo mirtis, uždrausta mirtis. Ir visą tai vyko galvoje, prote, mintise. Iš pradžių mintise, o paskui išorėje, o paskui būtent ir išorėje. Viskas prasideda nuo vidaus. Ir taip netikėtai ir gana lengvai mes prieiname tos pačios išorės kaip ir budistai.
Budistai nuo senovės sakė, ir mirtis, ir gyvenimas vyksta tik tai žmogaus prote, jo psichikoje. Ir mirtis, ir gyvenimas vyksta žmogaus prote, jo psichikoje. Iš pradžių sunku to patikėti. Mes pabandysime šį vakarų kultūroje mažai žinomą ir ko gero nesuprantamą teiginį, kad ir gyvenimas, ir mirtis vyksta prote. Pabandysime rimtai pagrįsti. Reikia pradėti nuo žmogaus atsiradimo. Ne nuo sukūrimo, o nuo atsiradimo. O čia noriu pabrėžti. Šiaip mes kalbame apie žmogaus sukūrimą. Aš bandysiu tą sąvoką pakeisti, nes žmogus buvo nesukurtas, jis atsirado, jis nusileido palengva. O ne taip, kad paėmė iš molio gyvulybę ir ten lepti. Čia nebuvo ir čia yra žmogus. Ne, tai yra ilgas vyksmas, ilgas būtent procesas. Žmogus buvo nesukurtas, bet atsirado, radosi. Grybai randasi po lietaus. Po truputį ištyksta. Randasi po lietaus. Taip, ir kaip sakyti, žmogus radosi taip kaip ir visas medžiaginis pasaulis. Tai sakau aš, remdamasis kvantinė fizika. Ir kuo skiriasi sukūrimas nuo atsiradimo, nuo radimosi. Kai kalbame apie sukūrimą, tada savaime visai natūraliai įsivaizduojame ir manome, kad žmogus buvo sukurtas toks, koks jis yra dabar. Ne. Tai žmogus nebuvo sukurtas, jis po truputį radosi, nusileido iš aukštybių. Tarsi buvo jis, tai kai mes kalbame, kad buvo apie sukūrimą, tai manome, kad jis buvo tarsi pagamintas, kaip ir kiekvienas kitas daiktas yra pagaminamas. Ir Biblijoje taip ir pasakojama, ir padavimuose pasakojama, bet Biblijoje ir padavimai pasakoja simboliškai, alegoriškai, kad žmogus buvo nulipdytas, ar tai iš molio, ar tai iš dumblo, ar tai dar iš kažkokios tai medžiagos, atseit, kad jis buvo pagamintas, buvo sukurtas, ir jis tapo toks, koks buvo sumanytas. Todėl ir manome, kad sukurtasis žmogus buvo toks pat, kaip ir dabartinis žmogus mums pažįstamas iš istorijos. Tačiau rašytinė istorija yra labai trumpa ir jie yra tik tai keletas tūkstančių metų rašytinė istorija. Ir nors jau daugiau kaip 100 metų kalbam apie žmogaus vystymąsi, apie jo evoliuciją, tačiau atsisakyti senų pažiūrų yra labai sunku. Kartais sunkiau, kaip nukrapštyti molį nuo revėtų batų padų. Atsisakyti senų pažiūrų iš tiesų yra gana sunku. Reikia, kad mūsų smegenyse atsirastų naujos jungtys tarp neuronų. Todėl ir sakau, kad kalbėsime apie žmogaus atsiradimą ir tos pasikeitimus, kurie vyko sąmonėje. Būtent sąmonėje. Išoriniai žmogaus išvaizdos pasikeitimai nėra mums svarbu. Ir jie turbūt nelabai, išoriškai žmogus ir nelabai keitėsi, bet labai keitėsi jo sąmonė, jo suvokimas, jo pažiūros. Žmogų apsprendžia sąmonė. Žmogaus kūnas, kaip sakiau, keitėsi ne tiek jau daug, tačiau žmogaus smegenys, jo protas pasikeitė labai. Žmogaus evoliucija, kaip sako mokslininkai, yra neuroevoliucija, tai yra smegenų evoliucija, vystėsi smegenys. Anų laikų žmogaus smegenys buvo gerokai kitokie. Ir tai štai, mes žinome, kad žmogus turi 2 smegenų pusrutulius. Smegenys sudaro 2 smegenų pusrutuliai, kurie, galima sakyti, atitinka visumos. Ne visatos, o visumos. Visuma yra daugiau kaip visata. Į visumą telpa visos visatos. Taigi visą visumą galima padalinti 2 labai nelygias dalis. Nelokalinė kvantinėje sietyje esanti visumos dalis, kurioje nieko konkretaus nėra. Netgi elementarių dalelių ten nėra, tačiau potencialiai ten yra viskas. Tai yra jau naujausi mokslo pasiekimai, kaip sakiau, už tai buvo įteiktos Nobelio premijos 2021, 23 ir 25 metų. Ir va šitoj
kvantiniai tikroviai, kurios mes niekaip neapčiuopiam, niekaip nepatiriam, potencialiai kaip galimybė yra viskas, o atrodo, kad ten tarsi nieko, kad ten tarsi nieko nėra. Tai pirmoji tokia didžioji visumos dalis. Ir antra, nedidelė, apsireiškusi, atsiradusi iš kvantinės tikrovės, įgavusi tam tikrą formą medžiaginį. Va šitą medžiaginį visumos dalis, tai yra mūsų stebima visa ta mūsų Žemės pasaulis ir mūsų būtent per teleskopus stebima visata. Ir visas klasikinis medžiaginis pasaulis atsirado, apsireiškė iš nelokalaus tikrovės šaltinio, kuris tarsi neturi jokios vietos. Nelokalus tai reiškia bevietis. Čia angliškas žodis yra lokal vieta. Nelokalus tai yra bevietis. Va, iš nelokalaus tai yra beviečio tikrovės šaltinio. Va štai yra tokie mokslinių knygų pavadinimai. Dekoherencija ir klasikinio pasaulio atsiradimas kvantinėje teorijoje. Klasikinio, va šito medžiaginio pasaulio atsiradimas kvantinėje teorijoje. Žodis atsiradimas atsirado, rados yra gyvertinys iš anglų kalbos žodžio appearance. Aš turbūt ne visai teisingai ištariu šitą žodį appearance, o jis verčiamas kaip pasirodymas, kaip išorė, kaip išvaizda, kaip paslaptingas reiškinys, kaip vaiduoklis. Taigi šitas mūsų medžiaginis pasaulis, galima sakyti, yra vaiduoklis, kuris pasirodo ir išnyksta. Apie tai nuo senovės kalba indų mitai, kuris pasirodo, aišku, ilgam, pasirodo, bet paskui vėl išnyksta ir paskui vėl pasirodo iš to nelokalinio, tai yra beviečio kvantinės tikrovės šaltinio. Medžiaginis klasikinis pasaulis pagal kvantinę fiziką nėra tikrovės pagrindas. Va šitas mūsų pasaulis, kurį mes regime, stebime, uodžiame ir taip toliau, nėra tikrovės pagrindas. Visuminė kvantinė tikrovė yra nepalyginamai turtingesnė ir didesnė. Ir klasikinis pasaulis, šitas medžiaginis pasaulis yra tik paveikslėlis, regimybė, vaiduoklis, tik išorinis dalies kvantinio pasaulio pasireiškimas, nusileidimas, nupuolimas, radimasis. Va, ir klasikinis medžiaginis pasaulis, kuris kaip ir žmogus nusileido, radosi, apsireiškė iš nelokalios kvantinės tikrovės, yra tarsi vaiduoklis, kuris vėl gali pradingti ir vėl sugrįžti į nelokalią, į neišreikštą būtį. O čia aš tai kalbu tikriausiai jums nelabai ir suprantama, bet iš tikrųjų apie tai kalba šiuolaikiniai būtent garsiausi kvantinės fizikos specialistai. Ir nelokalus kvantinės tikrovės šaltinis tai pasaulis, kuriame nėra jokios masės ir energijos. Tai tuštuma. Tačiau kurioje esti visos klasikinės fizikos energijos, sukurtos energijos, kurios viena kitą kompensuoja ir visumoje būtent sudaro visą apimančią tuštumą. Tai vadinama nulinės energijos lauku. O tai yra dabar lietuviškai išversta knyga, kuri taip ir vadinasi Laukas, va tokios saugumo. Parašyta žurnalistės, va jeigu kas skaitėte žurnalą toks eina, ko gydytojai taugi nepasako, tai to žurnalo redaktoriaus žmona, abu jie leidžia šitą žurnalą, ko gydytojai taugi nepasako, ir be to domisi naujausiais mokslo pasiekimais ir parašėsi tokią gana įdomią knygą apie mokslininkų tyrinėjimus, apie atradimus ir kaip sunkiai naujos pažiūros skverbiasi į mūsų suvokimą. Ir dažnai jos yra ilgą laiką neigiamos, kol galų gale prisieina jas pripažinti. Bet kas mėgsta skaityti ir kas mėgsta būtent iššūkius, naujas pažiūras, patariu va šitą knygą Laukas nusipirkti, gauti kažkur tai ir paskaityti įdomių dalykų toje knygoje yra. Taigi tuštuma, tik ta prasme, kad šitas pasaulis, kvantinis pasaulis, visumoje nematomas ir niekaip kitaip neapčiuopiamas. Tai tik todėl mes tai vadiname tuštuma. Tai senas pavadinimas,
budistai tai vadina šunjata, tuštuma. O lotiniškai vadina priešingai, pleroma, tai pilnuma. Pilnuma ir tuštuma yra ta patus žodis, tai yra sinonimas. Niekas yra viskas, viskas yra niekas. Tai tokie keisti paradoksai, ir jūs girdite iš manęs, bet iš tikrųjų tokiais paradoksaliais teiginiais kalba visi senovės išminčiai, dabar apie taigi kalba kvantinės fizikos specialistai. Tai yra du labai skirtingi pasauliai, neišreikštas, nelokalinis, tai yra be vietos, nematomas kvantinis pasaulis ir apsireiškęs šitas mūsų regimas, stebimas, apčiopiamas medžiaginis pasaulis, kuris yra tik labai nedidelė dalis šito neaprėpiamo kvantinio pasaulio, kuris yra kaip tuštuma, tarsi niekas. Tai tokiais keistais žodžiais mes įkalbame tam, kad galėtume suprasti, kaip mirtis tapo pražuva. Atitinkamai yra du smegenų pusrutuliai. Apie du pasaulius jau kalbėjau ir dabar žmogaus, kaip sakyti, galvoje yra smegenys, yra du smegenų pusrutuliai. Tai ir kad nesusipainiotume savokose ir pavadinimus, iš karto pasakau, kad čia painiuosi pavadinimai todėl, kad šitie du nervai, išeinantis iš tų dviejų smegenų pusrutulių, jie persikryžiuoja. Tai šitas dešinysis smegenų pusrutulis valdo kairėje pusę, kairėje ranką. Ir tai mes vadinsim kairysis mąstymas, bet jis valdo dešinį pusrutulį. Ir priešingai, dešinė ranka valdo kairysis pusrutulis ir tai yra dešinysis mąstymas, bet jį valdo kairysis pusrutulis. Tai čia būna tokie kartais nesusipratimai, kartais aš ir pats būtent susipainioju, tai jeigu aš susipainiosiu, tai jūs pabandykit mane sustabdyti ir atpainioti. Taigi dešinysis smegenų pusrutulis veikia panašiai kaip ir kvantinis pasaulis. Ir šitie du smegenų pusrutuliai atitinka tas dvi tikrovės, kurias ką tik taip sudėtingomis savokomis apibūdinu. Apie smegenų pusrutulius jau kalbama senai. Ir tikriausiai ne vienas iš jų esate girdėję, kad tie du smegenų pusrutuliai veikia labai skirtingai, kaip ir skirtingi yra tie du pasauliai – klasikinis ir kvantinis. Taigi, dešinysis smegenų pusrutulis veikia iki panašiai kaip kvantinis pasaulis, kuriame viskas yra vienu metu. Tai bevietis ir belaikis pasaulis. Jame nėra laiko, jame nėra vietos, jame viskas yra vienu metu. Ir taip, mūsų šitam dešiniame smegenų pusrutyje viskas yra vienu metu, bet mes to paprastai nepatirime. Kai kurie žmonės patiria. Gali matyti, jausti kažką tai. Nepatiria, todėl pasakysiu iš anksto, kad kairysis pusrutis yra vyraujantis ir dešinysis pusrutis yra užleidęs vietą kairiajam pusrutuliui, dešiniajam mąstymui, kad mes išmoktume pažinti. O kairysis pusrutulis atitinka klasikinį medžiaginį atskirų objektų erdvės ir laiko pasaulį, kuriame įvykiai klostosi nuosekliai vienas po kito, kuriame laikas ir erdvė. Laikas ir erdvė yra šitų kairiojo smegenų pusrutulio arba dešiniojo mąstymo sukurtas reiškinys. O laiko apskritai tai nėra, bet kai Niutonas pasakė, kad yra absoliutus laikas, kuris teka tik vieną kryptimi, mokslininkai to patikėjo ir dėka šito tikėjimo turime laiką. Ir dėka to laiko turime tą civilizaciją. Dėka būtent šito dešinio mąstymo. Taigi šitas kairysis pusrutis yra nenuspėjamas, neprognozuojamas ir taip toliau. O dešinysis, tai yra kairysis pusrutis, kuris valdo mūsų dešinę, yra logiškas, nuspėjamas, prognozuojamas ir jis tapatinamas su tiesa ir teise. Dešinė ir tiesa daugelį kalbų yra sinonimai, tai yra tapatus žodžiai ir angliškai, ir vokiškai, ir rusiškai šitie dešinė ir tiesa yra tapatus žodžiai.
O va štai va kitas pusrutulis, ten jis neprognozuojamas, ten viskas yra iš karto yra nenuspėjamas. Taigi, dešinysis pusrutulis valdo kairę ranką ir jo mąstymas yra kairysis, daugiaprasmis, simbolinis, nenuspėjamas, maginis, nelogiškas. Magija visa kyla būtent iš dešinio pusrutulio, iš kairiosios rankos mąstymo. O kairysis arba maginis, šitasgi kairinis arba maginis mąstymas yra ankstesnis už dešinį. Ir tai rodo visa žmonijos istorija ir jos vystymas. Dešinysis arba loginis racionalus mąstymas yra palyginti nesenas žmonijos pasiekimas. Yra tokia Johano Gebserio sąmonės vystymosi teorija. Ji nėra visuotinai pripažinta, bet ji labai daug ką paaiškina. Kad pagal Gebserį žmonijos sąmonė nuo nusileidimo radimosi, o kai mes sakome nuo pradžios, jis ją suskirsto į 5 lygius. Archainė, tai yra pati senoji sąmonė. Toliau eina maginė, toliau eina mitinė, mentalinė ir integralinė. Dabar žmogus yra mentalinės sąmonės, tai yra gyvena minčių pasaulyje. Kokia buvo ta senoji archainė sąmonė žmonijos, mums nėra apie tai duomenų ir sunku ką nors apie tai pasakyti, kokia yra maginė sąmonė, tai mes galime nemažai ką pasakyti. Ir dabar atkampiausi vietovės yra žmonės, kurie tebegyvena maginiai sąmonė. Jie žino apie tai, kas vyksta už 100 kilometrų ir panašiai. Toliau eina mitinė sąmonė, kuri kūrė mitus, pasakas ir taip toliau. Ir dabar mes jau gyvename mentaliniai sąmonė. Integralinė tai yra apjungianti, tai yra ateities sąmonė, kuri dar laukia mūsų, kai mes visas tas minėtas mano sąmonės mokėsime apjungti. O štai Vidūnas apie tai pasakęs yra štai kaip savo garsioje knygoje Sąmonė. Aš tiesiog ir pacituosiu. Vis aiškiau supratau, ką jau numaniau dar jaunas būdamas, kad žmonės pirm 1000 metų buvo kitokios sąmonės, kitokio proto negu dabartį. Žmonės pirm 1000 metų buvo kitokios sąmonės, kitokio proto negu į dabartį. Tai aš ir norėjau jums pasakyti, Vidūnas apie tai aiškiai kalba. Jiems buvo galima gyvybės slėpinį aiškiau numanyti. Dabartie žmonės yra visiškai patekę po daiktiškumo įtaką ir iš to būtent sukurtoms mintims. Vadovaujančioje žmonijos dalyje turbūt yra įvykęs kažkoks sąmonės pakitimas, tačiau tikima, kad šių laikų žmonės yra šviesesnio sąmoningumo kaip senų laikų žmonės. Bet taip tai yra tik vienu kitu atžvilgiu. Veikiausiai šis sąmonės pakitimas turi būti suprantamas kaip kitokios krypties pasirinkimas, pasirinkimas ir mes vystomės būtent šituo dešinio loginio racionalaus mąstymo kryptimi, kuris leidžia sukurti civilizaciją ir visus tuos būtent technologinius laimėjimus, kuriuos mes ir turime. Bet tuo pačiu tai yra augina loginį protą, kuris yra nuspėjimas. Anksčiau mes kažkada kalbėjome apie suvokiantį protą, kuris yra mums labai reikalingas, būtent yra tas racionalus loginis protas. Apie tai dar labai mažai rašoma ir kalbama, tačiau norint save pažinti, būtina šitos dalykus žinoti, išmanyti. Iš tokio suvokimo galima daug ką paaiškinti, kad ir ginčius apie vadinamąjį nušvitimą arba galima paaiškinti meditacijos prigimtį, suvokiant, kad žmogus turi tuos du visiškai skirtingai veikiančius pusrutulius, apie tos meditacijos poreikį ir kodėl būtent prisikėlęs Kristus sėdi Dievo dešinėje. Galima paaiškinti bet kokią magijos galimybės, išplėstos sąmonės būseną, transpersonalinės būsenas ir labai daug ką,
ko šiuolaikinis mokslas dar kartais nenori pripažinti, visą tai telpa va šitose nuostabiuose mūsų smegenyse. Ir būtent žmogaus smegenys talpina visą evoliucijos palikimą, viskas jose yra. Ir atrodo, kad anuometiniai žmonės, aš tos anų amžių žmonės taip ir vadinu anuometiniai žmonės. Visi buvo daugiau ar mažiau magai, burtininkai, žiniuoniai, raganiai. Panašiai kaip ir maži vaikai maždaug iki 7-8 metų. Jie taipogi būna ekstrasensai. Tik jie to dalyko dažniausiai patys nelabai nesuvokia, o tėvai juos peikia, bara ir nori greičiau, kad jo protas pasikeistų ir taptų toks, koks ir suaugusio žmogaus. Taigi, Europoje dešinysis loginis mąstymas vystėsi anksčiausiai ir sparčiausiai negu kitose pasaulio dalyse. Ir matyt, tam turėjo įtakos anksti atsiradę universitetai ir mokyklos, kur buvo mokoma abstraktaus loginio mąstymo ir netgi buvo dirbtinė atranka. Kaip žinot, tie žmonės, kurie mąstė magiškai, raganos, raganiai, burtininkai buvo nemėgiami, persekiami ir netgi naikinami. Yra toks senas priešodis – burtininkus ir pranašautojus ant laužų. Tai buvo tarsi tokia dirbtinė atranka. Abstraktus loginis arba griežnysis mąstymas yra palyginti nesenas žmonijos pasiekimas. Aš neprisimenu, ar čia šitoj salėje aš kalbėjau apie tylų skaitymą. Iš tikrųjų, tyliai skaityti žmogus pradėjo visiškai neseniai. Maždaug prieš 2000 metų. Taip sakau, pabrėžiu tą, nes tylus skaitymas yra didelis pasiekimas žmogaus sąmonės vystymas. Tai abstraktaus loginio mąstymo vystymas, jis yra svarbus. Ir apie tai būtų galima atskirai kalbėti. Tik pasakysiu tiek, kad jeigu žmogus nesugebėtų tyliai skaityti, mes neturėtume dabartinių technologijų. Taigi vaikams ir anuometiniams žmonėms veiksmas yra mintis, garsas taipogi yra mintis. Vaikui veiksmai ir garsi kalba yra, mąstymas lygiai tas pats buvo ir anuometiniams žmonėms. Kaip žinote, va, tos senosios tautos, ten čiukčiai, tuviai, kur gyvena dar va, tokiuose atkampiuose vietovėse. Ką matau, tą dainuoju. Ir va šitoks visuminis mąstymas yra išlikęs mūsų pas mus lietuvių tautoje, kaip lietuviai yra viena iš Europos tautų ir va šitoj Lietuvoje tas senovinis mąstymas, visuminis mąstymas, kai viskas yra tarsi vienoje vietoje, Lietuvoje išliko ilgiausiai. Va štai mūsų liaudės dainos, kai buvo kūriamos vieno žmogaus. Ir va tas pats žmogus buvo ir poetas, tai yra ir dainos žodžiai, ir atlikėjas, ir muzika jo, ir klausytojas jis pats. Viskas tai yra tarsi gyvenami. O dabar pas mus yra poetas rašo atskirą tekstą, muzikantas kūrė muziką, atlikėjas atlieka, klausytojas klauso, viskas suskirstyta į atskiras dalis. Anksčiau visą tai buvo viena. Jo žmogus, kaip sakyti, čia pat kūrė tekstą, čia pat muziką, čia pat atlieka, čia pat jis klauso. Būdavo taip, kad va, sustoja du kaimai, jaunimas iš vieno kaimo, stovi ten 14 jaunų žmonių ir iš kito. Ir varžybos improvizuoja iškart, vienas užveda posmą, sudainuoja ir priešininkai turi atsakyti iš karto, improvizuota ir vėl, kas pirmiau sutriks ir nesugebės atsakyti. O štai toks buvo senovinių žmonių mąstymas, tai yra visuminis. Ir vat suvokiantis viską iš karto. Taigi, dar kartą, ką aš pakartoju ir svarbiausia, ką aš noriu pasakyti, kad senovinio žmogaus mąstymas, jos suvokimas buvo gerokai
kitoks. Ir todėl jau skiriasi tas požiūris į mirtį. Nes jis tos pačius reiškinius suvokė skirtingai. Taigi, garsiam skaitimui pakanka žodį ar pavadinimą atskirti nuo daikto, o tyliam skaitimui smegenys turi išmokti atskirti garsą nuo minties. Atskirti būtent garsą nuo minties. Ir senieji tekstai yra be skyrybos ženklų, be tarpų. Ištisa eina eilutė eina ištisa, be jokių skyrybos ženklų, be tarpų tarp žodžių. O tai yra skripta kontinima, ištisinis tekstas. Senovinis žmogus skaitė tuo dešiniuoju, tai yra tuo dešiniuoju pusrutuliu ir jis tos visus, ir kaip sakyti, tą tekstą puikiausiai suvokdavo. Taigi kairiojo nenuspėjimo mąstymo žmonių pradėta bijoti ir jų gyventi regeniai. Regenos virto raganiais ir raganomis, anksčiau tai buvo regenis, regina nuo veiksmažodžio regėti, o paskui virto raganomis ir raganiais. O vidunai beveik visai išnyko. Vidūnas nuo veiksmažodžio vidėti, o Rusijoje atkampiausiose gyvietovėse tebėra viedunija. Viedunija čia tas pats žodis viedat, kaip ir žodis vedat, kuris reiškia žinoti. Vedos tai yra senieji indų šventraščių tekstai. Tokių žmonių dar Lietuvoje tebėra. Tai yra neseniai išėjusi Ritos Balkutės knyga, pavadinta Galia užburti. Tokio storumo knyga. 1982-2012 metų ekspedicijų užrašai. Surinko dabar, vadinasi, dar žmonių pasakojimus apie tai, kaip galima užburti. Bet reikia atsiminti, nuo ko priklauso galia užburti. Būtent nuo kairio mąstymo, kuris naujaisiais amžiais buvo ir baudžiamas, ir draudžiamas, bet vis tiek dar išliko. Bet dabar jis jau praktiškai mūsų vakarų Europoje jis praktiškai yra išnykęs. Tai va. Ir galima iškelti klausimą, kodėl teologams užkliuvo kairiojo mąstymo žmonės, tie vadinami raganos, burtininkai, regeniai ir taip toliau. O todėl, kad teologija, kaip ir mokslas, yra grįstas dešiniuoju, tai yra loginiu mąstymu, kuris yra paremtas jungtuku arba taip, arba kitaip, ar gerai, arba blogai, arba teisinga, arba neteisinga. O tas mūsų kairysis pusrutulis, tai yra kairysis mąstymas arba dešinysis pusrutulis pagristas jungtuku ir taip yra, ir kitaip, ir taip būtent yra, ir kitaip. Tas smurtas prieš šitą kairį mąstymą, prieš tos burtininkus, prieš pranašautojus, prieš regenius pasireikšdavo įvairiais laikais, pačiom įvairiausioms formom, tai yra kaip prieš kitamanius ir nuolat būtent pasireikšdavo ir pasireiškė vakarų Europoje. Ir dabar būtent prieš kitaip manančius visada yra išpoliai. Ir ypatingai ir dabar, ir per radiją nuolat mes kažką girdime, kad dabar Valatka sako, kad čigonas ir negras yra teisingi ir geri žodžiai. Kaip jų užpuolė. Kitaip manantis ir jau tu visai kitaip, jau tu esi kitoks žmogus. Taigi pradėkime nuo žmogaus atsiradimo, kaip jis yra aprašytas Biblijoje. Ir jau ir teologai pripažįsta, kad Biblijoje aprašytas žmogaus sukūrimas nebuvo vienkartinis vienos dienos įvykis, bet ilgalaikis vyksmas, ilgalaikis procesas, kuris tęsiasi ne 100 ir galbūt ne 1000 metų. Biblijos, kaip ir kitų šventraščių kalba, yra simbolinė, metaforinė. Tai yra reikia suprasti metaforiškai, simboliškai, neparaidžiui. Ir Biblijoje yra tų pasakojimų apie žmogaus sukūrimą ir pirmame pasakojime apie žmogaus atsiradimą pasakyta labai nedaug, bet pasakyta pati esmė apie Dievo ir žmogaus panašumą. Va štai cituoju šventraštį. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, tevaldo jis visą, kas sukurta, jūros žuvis, padangių sparnuočius ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužiančius gyvius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, vyrą ir moterį sukūrė juos. Tai yra vyrų ir moterį. Pirmasis žmogus buvo dvilytis. Nebuvo atskiras vyras, atskira moteris, bet
dvi lytį vyrų ir moterimi. Senovės graikų mitai pasakoja apie androginą. Andros vyras gynė moteris. Va, tos dvi lytys buvo viename žmoguje. Pagal graikų mitus jis turėjo 4 kojas, 4 rankas ir 2 galvas ir buvo toks galingas, kaip pasakoja senovės graikų mitai, kad tėvai jo prisibijojo ir tėvai nutarė žmogų susilpninti, perskyrė pusiau. Su viena galva, su 2 rankom ir su 2 kojom. Su 2 rankom ir su 2 kojom. Tai yra į vyrą, būtent į vyrą ir moterį. Taigi, kad pirmasis žmogus neturėjo lyties, bet buvo vieningas savyje. Matyti iš antro pasakojimo apie žmogaus sukūrimą, kuris yra toje pačioje Biblijoje. Antrajame pasakojime skaitome: Viešpats Dievas padarė žmogų žemės dulkių ir įkvėpė jam gyvybės alsavimą. Ir toliau skaitome: žmogų apgyvendino Edeno sode ir pasakė žmogui: nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero ir pikto pažinimo medžio neleista valgyti, nes kai tik užvalgysi, turėsi mirti. Čia yra labai svarbi vieta, kuri suprantama pažodžiui. Suprantant pažodžiui, taip ir lieka niekas neaišku, tai yra aišku tiek, kiek ir dabar aišku. Va, taigi įprastinis jos aiškinimas yra susietas su nepaklusnumu Dievui, su nuodėme. Žmogus nepakluso, suvalgė tą uždraustą vaisių, nusidėjo ir tapo mirtingas. Bet lieka nepaaiškinta pati svarbiausioji vieta – pažinimas, gėrio ir blogio pažinimas. Kodėl tas vaisius susietas su gėrio ir blogio pažinimu? Biblija aiškiai sako, kad mirtis susieta su pažinimu. Čia yra pati svarbiausia vieta – mirtis susieta su pažinimu. O pažinimas priklauso nuo kairiojo pusrutulio arba nuo dešiniojo mąstymo. Ir vat, kai žmogus mąsto dešiniojo mąstymo, kairiojo pusrutulio, jam mirtis yra tikra. O vat, kai jis mąsto šituo kairiuoju mąstymu arba dešiniuoju pusrutuliu, jam mirties nėra. Nes ten viskas yra viena, viskas yra kartu ir vienoje vietoje. Taigi, pažinimas žmogui yra galvoje, smegenyse, o pažinimas priklauso nuo kairiojo pusrutulio ir dešiniojo mąstymo. Pažinimas yra skirstančiojo dešiniojo mąstymo vystymasis ir vystymasis. O dešiniajame pusrutulyje pažinimo nėra, nes ten nėra skirstumo, nes jame viskas yra vienovė. Jame nėra nei gimimo, nei mirties. Ten nieko nėra atskiro. Visuma yra nemirtinga. Mirtinga tik yra atskira dalis ir kai aš suvokiu save kaip atskiru, tai esu ir mirtinga. Jeigu aš save suvokiu kaip visumos dalį, tai aš esu nemirtinga. Tai viskas priklauso nuo suvokimo. Taigi pažinimas ir skirstimas, atskirumas yra sinonimai, tai yra tapatų žodžiai. Iki pažinimo nesakau uždrausto vaisiaus suvalgymo. Simboliškai galima pasakyti iki uždrausto vaisiaus suvalgymo, bet teisingiau reikia sakyti iki pažinimo Dievas ir žmogus buvo nemirtingi, o po pažinimo žmogus nors ir liko panašus į Dievą, tapo mirtingas po pažinimo. Kokia žinia slypi Žalčio pasakytose žodžiuose, kuriais Žaltys sugundė Dievą suvalgyti pažinimo medžio vaisių? Kokia slapta žinia slypi tame Žalčio gundyme? Žaltys sakė, kai suvalgysite šito uždrausto vaisiaus būsite kaip dievai. Tame gundyme slypi apgaulė. Mintis, kad jūs nesate dievai. O parašyta, sukurta pagal panašumą, kad žmogus yra pagal Biblijos pradžią yra kaip Dievas, panašus į Dievą. O tas gundytas sako, jūs nesate kaip Dievai. Tapsite kaip Dievai, tai yra jūs nesate kaip Dievai. Ir tačiau šitą apgaulę patikėti gali tik tas žmogus, kuris pamiršo, kas jis yra. Mes esame tie, kurie pamiršome, kas mes esame. Kad mes esame dievai pagal savo prigimtį. Tai pasakyta ir Evangelijoje, jūs esate dievai. Bet pamiršę, kas mes esame, tai yra apriboti.
įkūnyti, bet iš esmės iš tiesų esame sukurti pagal panašumą į Dievą. Reiškia, žmogus valgantis vaisių nuo pažinimo medžio, jis jau buvo pamiršęs, kas jis yra. Kai jis jau valgė, simboliškai valgė tą vaisių, jis jau buvo pamiršęs, kas jis yra. Taigi klauskime, kas skiria žmogų nuo Dievo? Žmogų, kuris sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nuo Dievo skiria mirtis. O mirtis priklauso nuo gėrio ir blogio, būtent pažinimo. Jei žmogus nebūtų pažinęs, simboliškai sakant, nebūtų valgęs vaisiaus nuo pažinimo medžio, jis kaip ir Dievas būtų nemirtingas. Bet jis neturėtų to pažinimo, kurį jis dabar turi. Neturėtų tų visų technologijų, kurias mes visas dabar turime. Tačiau tada nei žmogus, nei Dievas neturėtų pažinimo dovanos, negalėtų pažinti taip, kaip pažįsta pažinimas, taip kaip pažįsta ir pažinimą supranta žmogus, pažįsta atskirdamas, skirstydamas. Visą pasaulį žmogus padalino į atskiras dalis ir pavadino atskirais dievardais, vėlgi pagal to paties Dievo paliepimą pavadinti visus sukurtus daiktus atskirais dievardais. Dievo pažinimas iš esmės yra skirtingas negu žmogaus. Dievo pažinimas yra vienijantis, o žmogaus yra skirstantis, atskiriantis. Atskiriam gėrį nuo blogio, tiesą nuo melo. O Dievas aprėpia visumą ir jis neskirsto žmonių į blogus ir gerus, į teisuolius ir neteisuolius. Skirsto tik tai žmogus, tas, kuris turi šitą pažinimo dovaną arba šito dešinio mąstymo sugebėjimą, dešinio būtent mąstymo sugebėjimą. Žmogus savo pažinimu pats turtėja ir tuo pačiu praturtina Dievą ir dėl to jis tampa mirtingas. Dievas nedraudžia suvalgyti vaisių, bet perspėja, kad tapsi mirtingas, jei pasiryši nusileisti į medžiaginį pasaulį, įskirstantį į gėrio ir blogio pažinimą, tiesos ir netiesos pažinimą. Ir Dievas yra dėkingas nusileidusiam į medžiaginį pasaulį žmogui, kuris mokydamasis pažinti pats praturtėja ir Dievą būtent praturtina jam neprieinamu pažinimu. Tai čia yra bendradarbiavimas. Leido Dievą žmogų, sakė, jeigu tu eisi į pažinimą, tai tu tapsi mirtingas. O pažinimas yra skirstimas į atskiras dalis ir kai žmogus pradeda suvokti save atskirų, jisai suvokia save kaip mirtingą. Jis pamiršta, kad yra nemirtingas. Tiesiog pamiršta, kad yra nemirtingas. Ir vat yra daugybė šventraščių vietų ir mistikų teiginių, kurie apie tai pasako netiesiogiai. Iš pradžių su tuo liktai ir nesinori sutikti, bet kai supranti, kas yra pažinimas, apie kurį kalbama Biblijoje ir koks jis yra iš tiesų, tas didesnysis mąstymas ir moksle naudojamas tas didesnysis mąstymas tenka būtent su tuo sutikti. Didesnysis mąstymas yra įrašytas mūsų tikėjimo išpažinime. Kai kalbame tikėjimo išpažinimo, tikiu, kredo. Kaip ten yra pasakyta, kad prisikėlęs Kristus, kuris gyveno žemėje ir pažino žemišką gyvenimą, sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Tai labai svarbi vieta, bet mažai kas į tai atkreipė dėmesį. Sėdi Dievo Tėvo dešinėje, reiškia, dešinysis mąstymas yra pagerbtas. Svarbesnis už kairį. Būtent svarbesnis už kairį. Ir todėl jis ateis, sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir ateis teisti. Jeigu sėdėtų kairėje pusėje, jis teisti neteitų. Nes ten pažinimas yra vientisas. Viskas yra viena. Viskas yra gerai. O čia yra skirstimas. Čia būtent yra skirstimas. Taigi mirtis yra tampriai susijusi su pažinimu, su gėriu ir blogiu, tiesos ir melo, grožio ir bjaurasties. Tai yra skirstančiojo, palyginančiojo pažinimo. Pažinimo pagrindinis principas yra palyginamas. Norėdami pažinti, mes vieną su kitu lyginame. Vat šitas trumpesnis, o tas ilgesnis, tas aukštesnis, tas žemesnis, tas geresnis, tas blogesnis, tas gražesnis, tas bjauresnis. Tai va, pažįstame būtent lygindami.
Tai va, šitą reikia atsiminti, tai yra mums įprastas dalykas, bet mes šito dalyko nesuvokim. Pažinimas ir mirtis, vat koks yra tarp jų tarpusio ryšys. Kodėl pažįstantis žmogus tampa nemirtingas? Būtent čia ir yra raktas mirties atsiradimui suvokti. Tačiau norint suvokti pažinimą ir mirties ryšį, reikia žinoti, kas yra pažinimas, supriešinantis, būtent supriešinantis gėrio ir blogio pažinimą. Dailininkas Jonušas yra nupiešęs paveikslą, kurį pavadino Prakastas obuolys. Tai būtent apie tą Ievos prakastą obuolį užrašė po šito paveikslo. Adomas paragavo obuolio nuo pažinimo medžių, nepagalvojęs, kad pažinime ir savęs sunaikinimo šaknis glūdi. Pažinime glūdi ir savęs sunaikinimo šaknis. Taigi, kad iš tikrųjų tos šaknis, savęs sunaikinimo šaknis glūdi pažinime, va štai porą tokių pavyzdžių. Dar prieš kelis šimtus metų buvo draudžiama pažinti žmogaus kūną. Buvo draudžiama kūną skrosti, pjaustyti, nes buvo manoma, kad kūnas ir siela yra vieningas darinys. Jei tu pjaustysi kūną, supjaustysi ir sielą. Supjaustysi ir sielą, pažeisi ir sielą. Tačiau 17 amžiuje paplito realiai Dekarto idėja, mokymas, kad kūnas ir siela yra atskiros dalys. Ir nuo tada buvo leista pjaustyti kūną, tai yra pažinti jį. Va, ir tada prasidėjo kūno pažinimas ir su to leidimu skrosti žmogaus kūną prasidėjo staigi medicinos būtent pažanga. Tai kūnas buvo padalintas į atskirus organus, sistemas, ląsteles ir taip toliau. Tačiau ta pati medicina padėjo ir padeda žmogui susitapatinti. Ta pati medicina padėjo ir padeda žmogui susitapatinti tik tai su kūnu, o susitapatinęs su kūnu žmogus tampa mirtingas, nes kūnas ir yra mirtingas, kaip sakė Vidūnas, su pragaištančiu susitapatins ir pats pragaiši kartu su juo. Tad, matot, pažinimas veda į mirtį. Vienas pavyzdys, kitas pavyzdys, tai atomo pažinimas. Atomo pažinimas, kaip ir visas kitas pažinimas, taipogi vyko skaldant atomai vis smulkesnės ir smulkesnės dalelės. Ir suskaldyto atomo pažinimo pasiekmes yra elektros energija, kuri, kaip matote, šviečia ir šildo, bet suskaldyto atomo pasiekmes yra atominė bomba, kuri jau nušlavė 2 miestus nuo žemės paviršiaus ir graso nušluoti, sunaikinti visą žemės rutulį. Tai pažinimo dėka mes turime šitokią galią. Ir blogį, ir gėrį. Tik žmogus dar nesugeba apvaldyti, pažįsta gėrį ir blogį, bet apvaldyti kol kas jis dar nesugeba. Ir kaip matote, pažinimo pagrindinė priemonė, pažinimo principas yra vieningojo pasaulio skaldymas, pjaustymas, atskirimas, supriešinimas. Vieningajame pasaulyje nėra mirtis, visuma yra amžina, o tai, kas atskirta, yra laikina, o tuo pačiu ir mirtinga. Kas atskirta, kas atskira, yra laikina ir mirtinga. Na va, ir toliau grįžtame prie šventraščių ir skaitome. Negera žmogui būti gyvenam ir padarykime jam tinkamą bendrininką, ir Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei paukščius, tačiau žmogus tarp jų savo tinkamo bendrininko nesurado. Matyti iš to pasakojimo Biblijos, matyti, kad žmogaus atsiradimas yra kitoks negu visų kitų gyvų būtybių, kad žmogus yra iš esmės skirtingas. Evoliucija iš tiesų yra, bet reikia skirti žmogaus ir visų kitų gyvių evoliuciją arba vystymąsi. Taigi, o toliau skaitome, kad Dievas užmigdė žmogų kietų miegų ir jam miegant išėmė jo vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis, iš šonkaulio padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O čia yra labai labai svarbi vieta. Belytis žmogus buvo padalintas, buvo perskirtas. Simboliškai tai pasakyta, kaip sakyti, iš Adomo šonkaulio, graikų mitai pasakoja, kad tai buvo perkirstas pusiau, esmės tai
tai nekeičia, nes tas dvilytis žmogus tapo vienalytis, tai yra, ir tai buvo ilgas vyksmas, ne kažkoks tai vienkartinis veiksmas. Taigi perskirimas, padalinimas, supriešinimas yra pagrindinis esminis pažinimo veiksmas. Jie jau, šitie žmonės, Adomas ir Ieva, jie jau galėjo pažinti vienas kitą. Hebrajiškas žodis jada, kuris reiškia pažinimą, plačiaja prasme žodis jada yra vartojamas ir lytiniai sueičiai pažymėti. Adomas pažino Sarą ir ji pagimdė sūnų. Tas pats žodis jada, tai reiškia jis ir suvalgė tą vaisių, ir pažino Sarą ir pagimdė sūnų, tai reiškia lytiniai sueitis, jie pažino vienas kitą kaip priešybės. Vyras yra skirtingas ir moteris skirtinga, jie pažino vienas kitą kaip dvi priešybės. Jie jau nebetapatus, kaip kad buvo viena lytis. Jei nebūtų skirtumo tarp vyro ir moters, nebūtų ir traukos tarp jų. Ir dabar, kai kalbam apie lyčių lygybę, tai ir kalbam apie gimstamumo mažėjimą, tai pagrindinė priežastis, kodėl mažėja gimstamumas, tai yra lyčių lygybė. Būtent lyčių lygybė. Kai mes suvienodinsime, gyvybė, ko gero, iš viso pasibaigs. Tačiau Biblija simboliškai pasakoja, kas vyko suvalgius vaisių nuo pažinimo medžio. Ieva ragavo ir davė vaisius Adomui. Tuomet jų akys atsivėrė ir juodu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Pažinimo pasekmė būtent suprato esą skirtingi, todėl pamatė, kad yra nuogi. Akis atsivėrė nuo ko? Nuo pažinimo. Kas per dalykas pažinimas, nuo kurio atsiveria akis ir atsiranda mirtis. Užuominą taipogi mes randame Bibliją. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Reiškia, nejautė skirtumo tarp savęs. Jei nėra skirtumo, nėra jokios gėdos. Ir va, po vaisiaus suvalgymo Adomas pasislėpė nuo Dievo, nes jautėsi esąs nuogas. Ir Dievas paklausė Adomo, kas tau pasakė, kad tu nuogas? Ar valgė vaisių nuo pažinimo medžio? Ir va čia visa tai yra simboliškai aprašyta, bet nereikia suprasti paraidžiui. Reikia suprasti kaip pačią esmę. Ir pažinimo dėka Adomas ir Ieva suprato, kad yra nuogi ir jautė gėdą. Kadangi žmogus jaučia gėdą? Gėdą galima jausti tik tada, kai esi atskiras. Jei nejauti atskirumo tarp savęs ir kito, ar kitų, jokios gėdos jausti net neįmanoma, nes esi vieningas su kitais. Jei esi vieningas su kitais, arba esi vienyje su jais, ten nėra jokių skirtumų, ten taipogi nėra ir jokios būtent gėdos. O kai yra atskiri, va tada ir atsiranda gėda. O čia pasirodo gana šilta. Taigi dar kartą sakau, pagrindinį pažinimo principą. Ir pagrindinis principas pažinimo yra atskirimas, skirstymas, suskaldymas ir supriešinimas. Ko negalime atskirti, to ir nepažįstame. Sakoma, žiūrėk, koks jis skirtingas ir kaip jam negėda. Skirtingas. Na va, mes išsiskiriame, todėl kad pažįstame. Išskirstydami pažįstame kvapus, skonį, pavydalus, spalvas. Jeigu žolelės neįskiriame iš kitų, mes jos ir nepažįstame. Pažinimas skirstant, atskiriant ypatingai svarbus visose moksluose ir eksperimentuose. Jeigu negalime ko nors išskirti, atskirti, to mes nepajėgime ir pažinti. Skirstymas, atskirimas, lyginimas yra pagrindinis smegenų ir proto veikimo principas. Pažįstame, skirstydami ir palygindami. Tai yra taip elementaru, kad mes net nepastebime to. Aš va taip daug kartų pakartoju, kad mes įsisąmonintume, koks yra pagrindinis pažinimo principas, skirstymas. Va panašiai kaip ir Šerlokas Holmsas sako Watsonui. Na, Watsonai, kaip tu šito nepastebėjau, tai elementaru.
Va, ir mes dažniausiai nepastebime to pagrindinio pažinimo principo, tai yra skirstimo. Mes jau gyvename ir patekome, mes jau dabar gyvename ir galime sakyti, patekome į ankstesnių kartų suskirstytą pasaulį. Suskirstytą ir įvairiai pavadintą pasaulį. Ir mums atrodo, kad pasaulio suskirstymas visada buvo toks, koks yra dabar. Reikia suvokti ir suprasti, kad suskirstymas nėra pasaulio ypatybė. Suskirstymas tai yra mūsų smegenų ypatybė ir yra proto veikla. Skirsto ir tuo pačiu pažįsta žmogaus protas ir todėl visi suskirstymai yra sąlyginiai. Ką tai reiškia sąlyginiai? Tai yra galima suskirstinti ir pavadinti visai kitaip. O dabar tai yra ir daroma. Ir ribas tarp atskirų dalių taipogi galima visai kitaip pravesti. Visai kitaip būtent pravesti. O pasaulis koks buvo, toks ir lieka vientisas ir nesuskirstytas, nepadalintas. Jis yra vienis, kuriame nėra objektyvių skirtumų, jokių objektyvių skirtumų, taigi nėra ir gėdos, nėra nuodėmių, nėra nusikaltimų ar gerų darbų. Nuodėmės, nusikaltimus, gerus ar blogus darbus atranda pažinimas. Tas, kuris pažįsta gėrį ir blogį, tas gali įvardinti, kas nuodėminga, o kas ne, kas tiesa, kas ne, kas gera ir kas bloga. O ten, kur viena, kur vientisa, ten nieko tokio nėra. Vat kaip ir mūsų šitame dešinėjame smegenų pusrutulyje. Taigi, o tai reiškia, kad visi suskirstymai, padalinimai, visos proto pravestos skiriamosios linijos yra iliuzinės ir sąlyginės. Visi tie suskirstymai yra iliuziniai ir sąlyginiai. Jas galime pravesti ir kitaip. Ir va, didžioji iliuzija tai yra atskirumo iliuzija. Tai būtent yra atskirumo iliuzija. Va, ir kokia svarbiausia išvada iš to, ką aš jums pasakiau. Geraigi pagalvojus, atmetus įprastas nuomonės, tampa akivaizdu, kad pažinimas vyksta ne kur nors kitur, ne išorė, bet žmogaus prote. Va, tai mes prieiname prie tos išvados, kad sąmonė yra visa ko pagrindas. Ir visas tas pažinimas vyksta žmogaus prote, vyksta žmogaus smegenyse. O kadangi mirtis priklauso nuo pažinimo ir yra pažinimo pasekmė, tai ir mirtis kaip pažinimas vyksta tik tai prote. Tai ir mirtis kaip pažinimas vyksta tik tai prote. Atradome tai, ką ir norėjau būtent pasakyti ir parodyti. Ta budistai žinojo labai senai, prieš daugiau kaip 2000 metų, kad mirtis ir gyvenimas vyksta tik tai prote. Mirtis ir gyvenimas vyksta tik tai prote. Ir jau ne kartą sakyta, kad visos skiriamosios linijos yra sąlyginės, sugalvotos, pravestos tik tai prote. Ir jas galima kitaip skirtingai pravesti ir mes gyventume skirtingame kitokiame pasaulyje. Galima pravesti arba galima tiesiog panaikinti. O tai, kai politikai išleidžia tam tikrus įstatymus, papildymus prie įstatymų, jie tai ką tai daro? Arba naikina buvusias skiriamasias linijas, arba praveda naujas. Arba naikina buvusias skiriamasias linijas, būtent arba praveda naujas. Taigi iš to seka, kad skiriamoji linija tarp gyvenimo ir mirties yra pravesta tik tai protu. Tikrovėje tos linijos nėra. Viskas yra vientisa, gyvenimas natūraliai perauga į mirtį. Mirtis natūraliai perauga į gyvenimą. Aš tai kaip saulė. Ryte pakyla, vakare nusileidžia, o ryte nakčiai pradingsta, bet ryte vėl pateka. Vėl būtent pateka. Ir taip nuolat vis tai kartuojas, tai yra vientisas vyksmas, taip yra ir su bet kokia mirtimi, su bet kokiu gyvenimu. Ir va šitą suvokia tik tai mūsų tas kairysis, tai yra kairysis mąstymas arba dešinysis pusrutulis, kuris yra prislopintas ir dažniausiai mes to nesuvokiame, nes mūsų dešinysis mąstymas arba kairysis pusrutulis jis veikia stipriau, būtent veikia stipriau, o anas yra prislopintas. Tačiau raganiai, regenos, ekstrasensai aiškiai jaučia, kad gyvenimas yra vientisas.
nes jų va šitas dešinysis pusrutulis veikia stipriau, bet kairysis pusrutulis yra mums reikalingesnis šitam pasaulyje, kad mes galėtume patirti tas patirtis, kurių negalėsime patirti anapus. Taigi pasaulyje nieko naujo neatsiranda ir niekas neišnyksta. Visi pasikeitimai vyksta tik tai žmogaus prote. Ir dabar jau kvantinės fizikos specialistai pradeda kalbėti, kad visa ko pagrindas yra sąmonė. Ir sąmonė vyksta visi šitie būtent pasikeitimai. Sąmonė. O žmogus yra tos didžiosios sąmonės apraiška. To yra būtent tos didžiosios sąmonės apraiška. Mirtis yra pažinimo procese atsiradusi ar sugalvota sąvoka, nieko neturinti bendro su išnykimu. Nieko neturinti bendro su išnykimu. O mūsų senovės protėviai, kaip sakiau, tą mirtį ir gyvenimą suvokė žymiai gyveningiau. O štai latviškas keturis taip ir sako, duotų Dievas taip numirti, kaip mirė tėvas motį. Dainuodamas tėvas mirė, dainuodama mirė motį. Dainuodamas mirė. Tai yra to paties gyvenimo tęsinys, tik tai kitokiose sąlygose. Taip pat sakau, dėka medicinos mes išmokome tapatinti su fiziniu. Mes išmokome tapatinti su fiziniu kūnu, tai yra dėka to paties būtent pažinimo skirstimo. O mums siela tapo tarsi atskira, o kūnas irgi tapo atskiras. Ir kadangi mums kūnas yra toks artimas, toks pažįstamas, toks mielas ir va toks malonus, tai mes su juo tapatinamės ir matom, kad kūnas aiškiai miršta. Aiškiai miršta ir jeigu aš su juo sustapatinęs, tai ir aš išnyksiu. Bet jeigu aš pažįstu save ne tik tai kaip kūną, bet ir kaip sielą, tai aš kartu su ta siela keliauju toliau ir ten gaunu naują kūną. Ir ten gaunu naują būtent kūną. Vat kaip ta saulė sukasi aplinkui. Ir vat, naktis keičia dieną, o būtent naktį keičia į dieną. Taip ir gyvenimas nuolat vyksta. Ir ta mirtis yra tik tai evoliucijos vystymosi įrankis. Vystymosi įrankis ir vat, kai mūsų protas buvo gerokai kitoks anksčiau, tai kaip sakiau, pagal Filipo Arijoso tyrinėta medžiaga prieš 1000 daugiau metų mirtis buvo prijaukinta. Mirties niekas nebijojo. Tai yra natūralus vyksmas, tai kas nuolat ir nuolat vyksta, tai kaip saulės nusileidimas. Na, jeigu saulė nusileido, tai visi žino, kad ryte patekės. Kad būtent į ryte patekės. Jeigu kažkas išnyko, jis niekur neprapuolė. Jis vėl pasirodys kitokiu pavidalu. Apie tai, kaip sakyti, jau yra sumokėta Nobelio premijos, užmokėtos už šitos atradimus, kad visa yra viena ir apie būtent šitai kvantiniai siečiai suvokti, pažinti, kad pasaulis yra vientisas, tik tai mes dėka šito skirstančiojo pažinimo suskirstėme pasaulį atskiras dalis ir patys kaip žmonės pasijutome atskiri. Jeigu aš esu atskiras, esu tik tai gydalinis, tai esu ir mirtingas. Bet jeigu aš esu susietas, aš niekaip neišnyksiu, aš esu visumos dalis. Tik aš galiu pasirodyti vienam pavydale, tas pavydalas suyra ir paskui pasirodau kitam būtent pavydale. Bet tai esmė būtent mano išnieka. Ir iš tiesų visas gyvenimas ir mirtis vyksta žmogaus prote. Fizinė mirtis aišku yra, bet ji nėra tikra mirtis. Mirtis yra tik proto sugalvota prasme. Ir ta mirtis nėra išnykimas, nėra pražuva. Yra toks senovinis lietuviškas posakis, duok Dieve mirti, bet neleisk pražūti. Duok Dieve mirti, bet neleisk pražūti. Tai čia kalbama apie tai, kad žmogus suvokė savo skirtumą tarp sielos ir kūno. Pažįsta, kas yra geras, kas yra bloga, kas mirtinga ir kas nemirtinga. Mirtis yra tik regimybė, pavydalo arba formos pasikeitimas. Ir ta regimybė, iliuzija yra taip sumaniai sukurta, kad jie atrodo labai tikra. O tai, kas tikra, atrodo, kad jo ir nėra. Tai yra labai sena
labai būtent sena išmintis. Laikė. Jame nėra iš principo ir negali būti nei laiko, nei pažinimo, nei mirties. Ten viskas yra vientisa. Mirtis atsiranda dešinėme mąstyme, nes ten, kur yra pažinimas, mums įprasta prasme, pasikeitimai, tai yra mirtis neišvengiama. Bet mirtis nėra pražuva. O tik tai dėka mūsų, kaip sakyti, stipresnio dešinio mąstymo, loginio, racionaus mąstymo, mums mirtis pamažu tapo pražuva. Bet jei kai buvo tik tai pasikeitimas, taip ir liko. Pasikeitimai vyko tik tai būtent iš žmogaus smegenyse. Tai ir dešinysis protas, kairysis pusrutulis mato arba linkęs matyti skirtumus, o kairysis protas, dešinysis pusrutulis mato arba linkęs matyti panašumus. Linkęs arba mato panašumus. Tai reikia būti superpozicijoje, matyti skirtumus ir matyti panašumus. Tai yra superpozicija. Ir taip, ir kitaip. Žmogus yra ir mirtingas, ir nemirtingas. Ir kai tik tai mes sustapatinam tik tai su racionaliu mąstymu, su dešiniuoju mąstymu, tada žmogus tampa mirtingas ir mirtis tampa pražuva. Ir mirtis tampa pražuva. Reikia atsiminti, kad yra ir vienaip ir kitaip šitą superpozicija. Yra tas jungtukas, kaip sakiau, yra ir įjungtas, ir išjungtas. O toks žmogus yra iš esmės, jis toks ir jis galėtų būti, ir kai kurie žmonės tą labai akivaizdžiai jaučia, o kiti patiria, kad jis yra nemirtingas tik tai mirties akimirkose. Tik tai būtent mirties akimirkose, paskui staiga jis suvokia, kad jų sąmonė išlieka, kūnas nors lieka kažkur tai šalia, o pats jisai kaip sąmonė keliauja, toliau. Tik visa bėda, kai mes šitos tiesos nepripažįstame, tai mes mirties baiminamės. Ir einame pas daktarus, einame pas gydytojus ir norime, kad išgelbėtų mūsų fizinį kūną. Tai yra apsirikimas. Fizinio kūno neįmanoma išgelbėti. Fizinis kūnas yra įrankis, yra evoliucijos vystymos įrankis, tai yra kaip drabužis. Mes jį sunešiojame ir keičiame į naują. Ir jeigu aš esu atviras tam pažinimui iš didžiosios raidės, tai aš stebiu tai, kas vyksta apie mane. Štai kai kūnas visai pasilpsta, palieksta, aš guliu ir stebiu. Kokie pasikeitimai vyksta mano prote, kokie pasikeitimai vyksta mano aplinkoje. Ir tikriausiai jūs ne vienas girdėjote pasakojimus apie tai, kad mirštantysis pradeda matyti to, ko nemato kiti. To, ko nemato kiti. Ateina aplankyti, arba geriau sakyti, pasitikti anksčiau mirę pažįstami žmonės, giminės, draugai. Ir iš to, kaip sakyti, atidumo, pastebėjimo, kad jau aš matau tai, ko kiti nemato, ir matau anksčiau mirusius, reiškia, aš jau tampu panašus į juos. Panašus mato panašų. Ir nuo senovės yra toks principas, jeigu žmogus jau pradeda matyti gyvėlės, tai jisai greitai mirs. Nes jis tampa panašus į juos. Tam, kad galėtum kažką iš tikro pamatyti, turi tapti panašus. Ir kai tu pradedi atsiverti tam, tu pradedi stebėti ir tavo išėjimas tampa sąmoningas, ir tada atėjusiai pasitikti, tu juos matai, tu žiūri į tai, kas tavęs laukia, o tie, kurie bijo mirties, jie žiūri į tai, kas pasilieka. Ir todėl jie puikiausiai gali nematyti to, kas jų laukia. Nes žmogus mintis yra ten, kur yra tai yra, ne taip pasakau, žmogus mato tai, ką jis mąsto. Žmogus mato tai, ką jis mąsto. Ir kad ir ateina pagalba, tavęs ateina ir angelai padėti išvesti iš tos mirties. Bet tu galvoji apie savo artimuosius, kuriuos palieki, apie savo namus, kuriuos palieki, apie tuos 4 ratus, galbūt labai prašmatnius, apie pinigus, kuriuos palieki. Tada tu matai tai, ką paliekiu, tai, kas ateina tavęs pasitikti, tu tiesiog to nematai. Nes taip yra iš tikrųjų, apie ką žmogus mąsto, tą būtent jis
ir mato. Ir va tas pasiruošimas, ėjimas į mirtį su atviromis rankomis, su pasitikimu, tai yra sąmoningumo apraiška ir tai padeda žmogui iš tiesų sąmoningai, be jokios baimės, pereiti į anapusinį pasaulį, matant, stebint tai, kas vyksta. Būtent tai, kas vyksta, nesipriešinant. Viską paliekant ir atsiveriant visiškai naujoms patirtims ir naujoms tikrovėms. Tai va, šitokia patirtis yra visiškai galima, bet apie tai reikia iš anksto pamastyti. Mes apie tai praktiškai nekalbam. Vat kaip sakiau, pradžioje atsirado Vakarų Europo hospisai. Tai yra tokios įstaigos, kur jau nebegydoma, bet ruošiama mirčiai. Ir kai pradedama su tuo žmogumi, jau mirtina liga sergančiu žmogumi kalbėti apie mirtį, jam pasiūloma parašyti testamentą su viskuo, susitaikyti, jis pradeda mažiau bijoti, sumažėja skausmai ir jis pamažu pats pradeda pripažinti tai, kad jis nebesipriešinti mirčiai. Netgi sumažėja tie skausmai. O tie skausmai dažnai būna nuo pasipriešinimo, nes aš priešinuosi, aš bijau, aš nenoriu to palikti, ir kai aš priešinuosi, kūne būna įtampa. Atsipalaiduoti. Atsipalaiduoti ir stebėti tai, kas vyksta, ir netgi, kaip sakyti, leisti savo sielai pakilti iš kūno. Aš kai daug klausau šitų pasakojimų iš buvusių klinikinėje mirtyje, ten neretai būna toks atvejis, kad žmogus skęsta, jis labai priešinasi, staiga jis viduje girdi savo balsą, atsipalaiduok. Jis tam balsui paklūsta, atsipalaiduoja ir jau kūną palikęs ir nebereikia tos skendimo kančiaus kentėti. Tiesiog tu išeini. Tu išeini ir tu jau stebi save iš viršaus ir visi tie fizinio kūno skausmai išnyksta. Atsipalaiduoti mirties atveju tai yra labai geras patarimas. Tu nesipriešini tam išimui ir tas atsiskyrimas nuo fizinio kūno yra visiškai neskausmingas. Skausminga yra tik tai liga. Liga, kuri būtent sunaikina mūsų, tai yra sunaikina šitą fizinį kūną, kurį reikia palikti. Tai aš šitaip bandžiau papasakoti gana tokiom neįprastom savokom, bet esmė yra ta, kad visas pažinimas ir žmogaus gyvenimas, ir mirtis, ir gyvenimas vyksta prote. Viskas priklauso, ką aš apie tuos dalykus mąstau. Ir kalba yra toks įrankis, tokia priemonė, kai aš galiu būtent keisti pasaulį, keisti savo suvokimą, keisti požiūrį būtent į tuos pačius dalykus. Ir žodis mirtis įgijo tokią prasmę, tarsi tai būtų pražuva, tarsi būtų išnykimas, bet jeigu mes žiūrėsime į patį žodį mirtis, atmesdami bendraties į galūnę mir ir skaitysime iš kito galbus rimti, mirti. Lavonas yra nuo veiksmažodžio liautis. Lavonas yra tas, kuris liovėsi. Liovėsi veikti, liovėsi judėti ir jisai pasiliko ir liovėsi. Ir siela eina toliau. O kūnas nurimsta ir keliauja toliau. Tai toks yra nuolatinis nuolatinė apykaita gyvenimo ir mirties. Bet mums tik reikia suvokti, atsipalaiduoti, kad gyvenimas yra vientisas. Apie meditaciją užsiminiau. Būtent meditacijoje žmogus sumažina kairiojo pusrutulio arba dešinio mąstymo veiklą. Ir tada dešinysis pusrutulis suaktyvėja ir jis pradeda jausti vienumą. Jis pradeda jausti tarsi savo susiliejimą su viskuo, kas yra gyva. Pradeda jausti savo susiliejimą. Ir toks žmogus jau baimė nyksta. Baimė nyksta, nes jie praranda savo pagrindą. Baimė praranda savo pagrindą, o pagrindas tai baimės taipogi yra iš proto. Matot, kas yra? Tas mūsų ego yra labai bijo mirti. O ego yra taipogi proto kūrinys.
Ego yra proto kūrinys. Va tai, kad ego iš tiesų yra proto kūrinys, apie tai galite pasiskaityti ir įvairiausiose knygose šiuolaikinių psichologų ir taipogi apie tai, kad ego yra proto kūrinys, kalba ne tik senovės išminčiai, bet ir šiuolaikiniai psichologai. Net ir smegenų tyrėjai, pavyzdžiui, toks yra Davidas Iglemanas, kurio 2 knygos yra išverstos į lietuvių kalbą, kaip veikia smegenys, jis taip ir sako, ego yra viso labo tik tam tikra neuronų konstrukcija smegenyse. Ta neuronų konstrukcija pasikeičia ir ego pasikeičia. Panašiai būna, kai žmogus išgeria kažkokiu tai alkoholiu ar narkotikų, smegenų veikla pasikeičia ir jisai jau atrodo visiškai kitoks. Jau ego asmenybė keičiasi. Arba būna, kad auglys auga kažkoks tai smegenyse. Pradeda spausti smegenys ir žmogus tampa visiškai kitoks. Tampa visiškai kitoks, todėl kad jos keičiasi pati smegenų struktūra. O pati esmė, ne ego, bet savastis, ji visą laiką yra, bet mums yra ko gero per mažai pažįstame, taip sakau, todėl, kad mes baiminamės tai, ką vadiname mirtimi, o mirtis yra tik tai pasikeitimas. Ir tik dėka racionalaus loginio mąstymo, tas žodis mirtis mums sutapo, pradėjo asocijuoti su išnykimu. Senovėje taip nebuvo. Senovėje žmogaus mąstymas buvo kitoks. Na ir mūsų mąstymas eina į priekį, tas mentalinį mąstymą turi keisti integralinis, tai reiškia apjungiantis ir mes vėl pradėsime jausti daugiau, kaip veikia šitas mūsų dešinysis pusrutulis arba kairysis mąstymas, pradėsime jausti daugiau. Ne tik atskirumus, bet ir pačią vienumą. Matysime, kad pasaulis yra vieningas, susijęs ir tada mes, aišku, labiau atsargiau elgsime su kitais, būsime atodairesni kitų atžvilgių. Dabar sako, mylėk artimą. Jis mums yra kitas, tarsi svetimas. Mums jis yra tarsi atskiras, bet jeigu aš pradėsiu jausti savo vienumą su visais kitais, tai mano meilė kitų atžvilgių, elgesys kitų atžvilgių bus atodairiškas, bus atjauta ir aš kitaip elgsiuosi. Šito galima ieškoti pačiais įvairiausiais būdais. Ir pažinimu, ir dvasinis praktikumais, pavyzdžiui, kad ir ta pačia gilesnė. Į meditaciją žmogus gali panirti į save ir pajausti būtent šitą vieną. Ir tas vienumos pajautimas kartais būna toks stiprus, kad kai pasakoja apie Ramą Krišną, tai yra indų šventasis gyvenęs prieš 150 metų maždaug, jeigu jis matydavo, kad kitą žmogų muša ir jam kerta rimbo ir ten ant jo kūno, mušamo žmogaus kūno lieka rimbo kirčiai, tai ant jo kūno atsiranda lygiai tokios pat žymės, nors jis ten už keliasdešimt metrų nuo jo lieka tokios pačios žymės. Kaip ir ekstrasensai, kai jie jaučia kitą žmogų, jaučia kito žmogaus skausmą, todėl būti atviru kitam aplinkai yra pavojinga, yra sunku. Tenka kentėti ir kitų žmonių skausmą. Tam, kad mes esame atskiri ir nejaučiame kitų, yra tam tikras pranašumas, tačiau protus turime suvokti savo vienumą, protus turime suvokti vienybę su visais kitais. Esame ir atskiri, ir vieningi, šituo aš ir baigiu, gal norite dar kažkas paklausti, o dabar mes savo baigėm ir šitą knygą galite pas mane įsigyti, po kiek čia jums duoti. Daugiausiai visi tokie pagyvenę, senjorai, tai tiek po 10 eurų, kaip ir visus. Ačiū.